Sveiki atvykę į Massey Ferguson vaizdo įrašų seriją. Šiame vaizdo įraše nagrinėsime MF GUIDE sąsają su Datatronic 5. Norėdami pradėti, atidarykite gido meniu, pasirinkę jį pagrindinėme meniu. Tai pagrindinis gido meniu. Viršutinėje juostoje yra užduočių, sekcijų valdymo, kelio linijos nustatymų, kelio linijos pastumimo į kairę arba į dešinę, žymėjimo įjungimo, korekcinio signalo stiprumo ir vedimo įjungimo parinktys. Jei paspausite ir 3 sekundės palaikysite paspaudę vieną iš šių piktogramų, pasirodys nedidelis meniu, kuriame galėsite redaguoti kelis nustatymus arba pereiti toliau į meniu. Dešinėje ekrano pusėje rasite priartinimo funkciją. Aplankų meniu suteikia prieigą prie jau sukurtų laukų, kelio linijų, taškų ir KT. Meniu plus leidžia kurti naujas ribas, kelio linijas, kliūtis ir žymeklius. Įrankių meniu galite pasirinkti, kurį sluoksnį naudoti, nustatyti automatinio posūkio nustatymus, konfigūruoti, kaip mašina reaguoja važiuojant į kelio liniją ir reguliuoti signalizacijos bei įgyvendinimo nustatymus. Toliau sukurkime naują padargo profilį prikabinamą kultivatorių, kurio plotis yra 4 metrai, o ilgis 0,5 metrų. Pereikite į meniu įrangą ir tada į įrangos nustatymą. Traktoriaus gale pasirinkite pliuso piktogramą. Pasirinkite prikabinimo mygtuką, antrąją parinkti iš kairės. Įveskite 4 metrų pločio ir 0,5 metrų ilgio padargo matmenis. Tada spustelėkite mygtuką atgal. Dabar galime sukurti naują lauką įeidami į aplanko meniu ir pasirinkdami lauko piktogramą, kuri yra viršutinė submeniu parinktis. Spustelėkite ekrano apačioje esantį pliuso mygtuką, pavadinkite lauką ir paspauskite OK. Dar kartą paspauskite OK, kad grįžtumėte į pagrindinį gido meniu. Sukūrus lauką, jam trūksta ribos. Spustelėkite pliuso meniu ir pasirinkite pirmąją piktogramą, kad sukurtumėte ribą. Kai bus paklausta, ką daryti, atsakykite į šį klausimą. Pasirinkite, kurį įrašymo tašką norite naudoti pagrindinėme meniu. Turite galimybę įrašyti rankiniu būdu. Pasirinkus galinę darbo sritį, įrašymas bus pradėtas, kai tik bus įvykdyti trigeriai. Pasirinkite dešinę traktoriaus pusę ir paspauskite mygtuką OK. Paspauskite įrašymo mygtuką, kad pradėtumėte įrašymo procesą. Prieš tai įsitikinkite, kad esate šalia ribos. Pamatysite, kad įrašymas yra aktyvus, tai rodo raudona linija. Jei norite ištiesinti ribas, galite pristabdyti įrašymą. Linija taps pilka toje vietoje, kurioje sustabdėte įrašymą, o atnaujinus ją bus sukurta tiesi riboženklio linija. Galima vienu metu įrašyti ribas ir kelio linijas, taip užtikrinant, kad jūsų linijos visada sutaptų su riba. Jei jau turite ribą, bet trūksta linijų, galite naudoti While Assist, kad sukurtumėte linijas iš ribos. Tam turime atskirą vaizdo įrašą, kaip tai padaryti. Norėdami sukurti kelio liniją, palieskite pliuso meniu ir pasirinkite antrąją parinkti. Šiame vaizdo įraše sukursime AB liniją, kuri leidžia apibrėžti tiesią liniją iš taško A į tašką B. Nustatykite tašką A, kai būsite tinkamoje padėtyje, kad galėtumėte pradėti kurti kelio liniją. Nuvažiuokite bent 10 metrų ir nustatykite tašką B. Rekomenduojame važiuoti toliau palei ribą. Prieš nustatydami tašką B, kad riba būtų tiesesnė. Įvardykite kelio liniją ir toliau registruokite ribą. Baigę įrašymą, paspauskite ekrane esantį mygtuką Stop. Ribos linija bus rodoma kaip tamsiai mėlyna linija. Dabar sėkmingai sukūrėme savo lauko ribą. Vėliau ją galėsite naudoti įvairiais tikslais, pavyzdžiui, ruožo kontroliai, automatiniam posūkiui ir daugeliui kitų parinkčių. Jei reikia, kelio linijas galite perkelti. Norėdami tai padaryti, paspauskite ir palaikykite viršutinėje juostoje esantį vidurinį mygtuką. Nustatykite poslinkio reikšmę X. Mes nustatysime mūsų nulinį tašką 5 metrai 50 cm. Tada spustelėdami rodiklės į kairę arba į dešinę, kelio liniją paslinksite X cm į kairę arba į dešinę. Paslinkę kelio liniją, galite ją išsaugoti su poslinkiu. Aktyvuokite vairavimą naudodami aktyvavimo mygtuką ant multipad svirties arba Datatronic 5 sąsajos viršutinėme dešiniajame kampe. Kai lėtai važiuosite į priekį ir viskas bus tinkamai sukalibruota, bus įjungtas orientavimas. Dabar, kai jau susipažinote su MF GUIDE pagrindais, atėjo jūsų eilė išbandyti.